Labas, Dariau. Labas, Milda. Smagu tave vėl Tai matyti. smagu tave matyti. Ir kągi, susirinkom nemažai klausimų iš mūsų veiklos kuriejų klubo narių, į kuriuos ir bandysime atsakyti. Tai vienas toks labai dažnas klausimas pradedantiesiems ir galbūt ir didžiulis blokas, kodėl žmonės nepradeda. Kaip atrasti tą savo produktą? Atrodo, visko yra, rinka užpildyta ir coacherių pilna ir visi pardavinėja ir aliejus, ir kosmetiką, ir drabužius, ir ką tik nori. Kaip atrasti tą savo produktą, kad jisai tau patiktų, kad jisai patiktų klientam, kad jisai būtų einama gera prekė, kurtų vertę. Tai galbūt ir pakalbam šią temą, vat, kaip mes atradom, kaip mes vedam savo klientus ir šią kelionę. Labai geras klausimas ir turbūt nuo jo kiekvienas iš mūsų pradeda savo kelionę, tai nieko naujo, tradicinis klausimas. E, Jeigu jis būtų labai lengvai atsakomas, viens, du, tai visi būtų padarę ir eitų savo keliu. Matyt, taip nenutinka dėl labai paprastos priežasties, kad kiekvienas iš mūsų esam produktas. Ir kai bandome tapti kažkuo, kuo nesame patys, tada atsitveriame tokią sieną, kad o ką man daryti? Tai vis tiek, kaip ten bebūtų, pirma pažintis prasideda ne nuo to, kad kažkas daro kosmetiką, aliejų ar dar kažką, o ką iš tikrųjų aš galiu daryti, nes aš esu produktas ir kaip aš gerai galiu save iškomunikuoti, kaip aš gerai pažįstu savo stiprybės, savo patirtį, savo sugebėjimus, tai, kas mane pripildo. Nes tada tu darai su daug didesniu įkvėpimu ir tą visi jaučia. Jeigu klaustų manęs, kaip ir nuo ko pradėti, tai turbūt papildyk, aišku, Milda, iš savo perspektyvos, bet aš tai visada atsigrėžiu į vertybės, kas man iš vidaus yra svarbu kaip žmogui, kaip asmeniui, kas mane motyvuoja, nes be to ilgai nepavažiuosi. Vis tiek yra dopaminas, kuris tave arba pripildo, arba ne. Tai kada mes jaučiam tą vadinamą laimės arba pasitenkinimo hormono atsiradimą, kai darome tai, kas mums svarbu iš vidaus, kai mėgaujamės tuo, kai galim valandas tuo užsimti, tai čia yra tik keletą trumpų išvalgų, kaip ieškoti. Kitas aspektas be abejo yra, ką aš jau esu patyręs, kur mano didžiausia patirtis, kas man pavyksta, nes dažniausiai tai būna sritis, kurios man irgi patinka. Labai retai, kada mes busim patyrę tose srityse, kur nenorėjau keltis ir eiti. Ne? Na ir aišku, trečias aspektas, tai nėra tiesiog daryti dėl darimo, o daryti atsiliepiant į poreikį žmonių arba tos aplinkos visuomenės. Kad kiti tai daro, tai dar nereiškia, kad to reikia. Arba kad man patinka, nebūtinai to reikia kitiem. Tai tas irgi trečias aspektas labai svarbus, apie tai dažniausiai mes kalbam savo mokymuose arba susitikimuose arba asmeninėse sesijose. Tai čia mano būtų tokie 3 dalykai, nuo ko aš atsispirčiau. O kaip tu pati, Milda, matai? Taip, tai aš tau tikrai pritariu, kad pradžia yra vertybėse ir stiprybėse. Tai, kas tave motyvuoja ir kur tu esi geriausias, stipriausias. Ir kalbant apie tą produktų gausą, kad jau visko yra, tai aš tai matau kaip piršto antspaudą. Kiekvienas mes turim ir vat, pažiūrėjus į pirštą atrodo, nu, panašus, bet kiekvienas yra unikalus ir skirtingas. Jeigu tu tikrai eini per savo patirtį, savo unikalumą, tu visada būsi unikalus. Ir nebus dviejų vienodų drabužių parduotuvių, nebus dviejų vienodų kosmetikos brandų. Tai kiekvienas atras savo kažką, per ką jis tuos klientus sudomins ir kiekvienas atras tada savo klientus. Tai mano toks patarimas ir patirtis. Ne eiti per tokį kelią, kad o ką aš galiu parduoti, koks gali būti mano produktas, bet kaip ir tu sakai, kas mane motyvuoja, kas yra mano unikalumas ir per tą unikalumą atrasti savo nišą. Suprasti, ko nori klientas ir atliepti jo poreikį, kartu integruojant tai, kur aš esu stipriausias. Ir aš savo kelionėje esu mačius neįtikėtinų pavyzdžių, iš ko žmonės sukuria veiklą ir per savo pomėgį. Jeigu žmonės myli šunis, jie kuria veiklą sekdami šunims pasaką arba vedžiodami šunis, dresuodami. Žmonės padaro veiklą iš labai paprastų dalykų,
Bet esmė yra, tai turi teikti pasitenkinimo, tai turi būti kažkas, kuo tu mėgaujasi, kuo tu gyveni. Ir tada tai tampa nebe darbu, o gyvenimo būdu. Nes mūsų tikslas statant veiklą nėra iš vieno darbo pereiti į kitą darbą. Mūsų toks aukštesnis tikslas yra, kad mums nebereikėtų dirbti, kad tai, ką aš darau, yra mano tarsi gyvenimo būdas, pomėgis. O mūsų konceptas, mes vedam savo klientus per kelionę, kad tai taptų gyvenimo būdu, kad tai daryti su džiaugsmu. Nes tai nėra lengva kelionė. Turbūt patvirtinsi, kad statant veiklą tenka įdėti daug laiko, tenka įdėti daug pastangų, tenka dirbti neskaičiuojant valandų. Ir jeigu tai nebus kažkas, kas eina iš tavo širdies, kas tave įkvepia, kas suteikia energijos, labai greit perdegsi ir viską pamesi, nebesinorės daryti. Tai pačioj pradžioj mes vedam savo klientus per išsigryninimą, kas yra mano vertybės, kas yra ikigai, tai ko reikia visuomeniai, ką aš galiu daryti geriausiai. Um, Ir visą šitą suvedus savo stiprybės, atradus savo unikalumą, paprastume, tame, kuo aš gyvenu. Ir kaip tu sakai, tampant tiesiog tuo produktu jo ambasadorium, ne? Pardavinėjant, brukant kažkokį produktą, kurio pats netiki, o kuriant vertę ir gaunant už tai finansinį atlygį. Ir tai yra labai gražu, mane tai motyvuoja. Labai gražiai apibendrinai viską. Sunku kažką ir be pridurti. Kai darai, kas patinka, kai pats esi patenkintas ir jau tai yra priežastis daryti, ne dėl to, kad kažkas tau grįžtamai ryšį ten būtinai suteiks, milijonai pinigų įkris, tu esi pasmerktas sėkmiai. Tai vat ir linkim kiekvienam tą išsibandyti, nes kokia, pažiūrėkim, kita yra to pinigo pusė. Tai jeigu aš to nedarau, tai aš gyvenu su kuo? Gyvenu su svajonė, bet jos nepradedu. Gyvenu su lūkesčiais, bet nieko nedarau. Tai grįžtamasis ryšys yra nepasitenkinimas, ai galėjau, ai kiti darė, ai atidėjau. Tai kiek tekę yra bendrauti ir kiek gilintis, tai žmonės gailisi ne tai, ką pabandė, padarė, o to, ko nepabandė. Tai kiekvienam linkėčiau išbandyti vieną, antrą, trečią, ketvirtą būdą, kelią, nes tai yra praktinis bandymas. Tai vat, padarai kažką ir jauti viduje, arba tave pripildo ir tu mėgaujasi tuo, ką darai, arba darai, nes reikia. Tai tas reikia ilgai nesitęsia. Nežinau, ar atsakėmės, kaip tą produktą įsigryninti, bet bent jau turim tam tikrą žingsnių seką, kaip tą galima praktiškai padaryti. Vienam nėra lengva, lengviau yra daryti, aišku, arba komandoje, arba keliese, nes tada vienas kitą pastumia į priekį. Tai vat, gal todėl mes šitą misiją ir darome, šituo keliu ir einame ir kviečiame, kam įdomu prisijungti.